Mindaugas Mikštas, UB AKO Nordic pardavimų vadybininkas. AKO miesto erdvėse dėmesys pastatų ir erdvių reprezentatyvumui. Sveiki, smagu matyti tiek daug jūsų susirinkusių. Tai kaip ir minėjau, esu Mindaugas Mikštas, AKO įmonės pardavimų vadybininkas. Tai mūsų įmonė daugiau, kam teko susidurti, turbūt tapatinama su lietaus vandens surinkimo sistemom. Dėl to norėčiau šiandien truputį papasakoti apie kitus mūsų gaminius ir kokius klausimus ir problemas jie sprendžia ir taip pat kaip jie gali būti panaudoti kaip tam tikri architektūriniai sprendimai erdvėse. Tai pradžiai apie miestą, kuris, čia mieste yra visko, tiek gatvių, tiek pastatų, ir aišku, kaip suprantama, mieste pilna gyvenančių žmonių ir pati pradžia būtų apie tai, kur žmogus susitinka su pastatu, kur prasideda pati pradžia ir tai yra įėjimas ir konkrečiai, norėčiau pakalbėti truputį apie batų valymus įrangą, kur yra taikoma tose zonose. Tai truputį nuobodžios teorijos, tai iš ko susideda sistema, tai yra vonelės, kurios skirtos surinkti nešvarumam, tai jos yra kelių standartinių dydžių. Ir aišku, pagal poreikį gali būti montuojamos tiek viena vonelė, jeigu jos pločio užtenka įėjimui, tiek ir galima daryti modulinės sistemas, kur sujungus vonelės, kištukinių jungčių pagalba yra sujungiama viena su kita vonelė, tai padaroma bendra talpa. Taip pat tai sistemai reikalingas išbėgimas. Jisai būna parenkamas toliausiai nuo pastato įėjimo, tam, kad apsisaugoti nuo įvairių kliuvinių. Ir aišku, visą sistemą reikia prijungti prie kanalizacijos. Tai tam naudojamas yra adapteris ir aišku, apsisaugant nuo nemalonių kvapų arba patvankos, yra galimybė montuoti atbulinius vožtuvus ir sifonus. Kita dalis tai yra grotelės. Tai labai trumpai, kairėje pusėje matote cinkuoto plieno groteles, tai išskirtinumas šio gaminio yra tas, kad jų raštas leidžia jomis efektyviai naudotis nepriklausomai tuo, iš kurios pusės ateinate, tai yra tiek skersai, tiek išilgai jos paviršiui. Tai dažniausiai sutinkama privačių namų kiemuose. Kitas variantas tai yra grotelės skirtos sunkiom apkrovom atlaikyti, kadangi įėjimai būna ne tik skirti žmonėm, bet aišku būna ir kaip ir aptarnaujantis, tai yra įvežami kažkokie kroviniai, sunkios prekės, tai tam ir yra skirta atlaikyti net iki 12,5 tonos apkrovų. Ir dar vienas variantas, tai yra kaip pats pavadinimas sufleruoja, tai yra nerūdijančio plieno grotelės, kurios orientuotos į dizainą. Taip pat yra galimybė rinktis ir veltinio groteles, kurios gali būti komplektuojamos su šepečiu arba kasetiniu šepečiu. Tai supratimui daugiau šios grotelės yra tinkamos vidui, bet aišku gali būti ir naudojamas lauke, jeigu įėjimas yra dengtas, apsaugotas nuo drėgmės tiesioginis lyjant lietui, nes veltinis jisai labai gerai valo, bet jo vienintelė problema, kad įgeria drėgmę, ir žiemos su minusiniam temperatūrom, tai gali sistema pašalti, tapti slidi ir tuo pačiu, nebūti tinkamai eksploatuoti. Tai tam dalykui išspręsti yra grotelės skirtos būtent laukui, tai yra gumos grotelės arba kitokio tipo veltinis, kuris neįgeria drėgmės ir yra saugus eksploatuoti lauke. Taip pat yra galimybė individualizuoti sprendimą, tai yra panaudoti kaip reprezentacinį elementą batų valymosi groteles, tai yra kažkokį užrašą parašyti, arba kaip pavyzdys prie privataus namo pasirašyti savo palinkėjimą, kad grįžus po sunkios darbo dienos būtų kažkas linksmo, kas tave pasitinka. Taip, vidui sprendimas. Daug kartų teko matyti ir susidurti, kai projektuojant namų vidų, tai yra netaupama ant medžiagų, sumontuojamos brangios
medžiagos, kokybiškos ir vėliau eksploatuojant, nes gyvenant namuose susidurime su to, kad prireikia sprendimo ties įėjimu viduje. Na ir tada dažniausiai būna paklojamas koks nors kilimėlis, kuris pradžioje kaip ir atlieka savo paskirtį, vėliau jisai apsilanksto, pradeda slidinėti visur ir netlieka savo darbo. Tai tam yra skirtos mūsų grotelės vidui, kurios yra montuojamos kartu su plytelių danga, tiesiog kartu įklijuojamas rėmelis ir vėliau įsistato grotelės. Ir toks keli pavyzdžiai, kaip atrodo sprendimas, kuomet yra ir lauke, ir viduje sumontuotos grotelės. Iš esmės viduje skirtos grotelės gali būti naudojamos ir privačių namų, tiek privatiem namam, tiek ir butam. Tai va. Taip, sprendimai intensyviom zonom. Tai kas tos intensyvios zonos yra? Tai iš esmės visi visuomeniniai pastatai, kurių įėjimai yra, pro kuriuos praeina labai didelis kiekis žmonių. Tai gali būti ofisai, traukinių stotis, oro uostai, prekybos centrai, daugiabučiai. Tai kadangi nėra tokių vienodų pastatų, tai aišku, kiekvienas įėjimas yra skirtingas ir čia jau prasideda individualūs sprendimai. Būtent kiekvienam pastatui pritaikomi individualiai pagal jo įėjimą. Tai va, ir esmė, kam reikia tinkamo sprendimo kiekvienam tokiam pastate, tai aišku, didelis kiekis žmonių atneša nemažai purvo į pastatą. Tai tinkamas sprendimas, jisai apsaugo nuo dažno pastato grindų valymo, iš esmės taupomas vanduo, taip pat padeda apsaugoti grindų paviršių, jos ne taip greitai dėvisi, kadangi visas purvas susirinka koncentruotai vienoje vietoje. Na ir aišku, lietingom dienomis, kuomet susirinkusi drėgmė ant plytelių gali padaryti tas plyteles slidžias, tam, kad išvengti kažkokių traumų. Būtent šiom situacijom dirbame kartu su žinomu vokiečių gamintoju Emco, turinčiu ilgametę patirtį šioje srityje ir labai trumpai norėčiau pristatyti kelias sistemas. Tai yra Diplomat sistema, skirta įėjimams, per kuriuos yra tik vaikštoma, tai yra mažiau intensyviem, kur yra mažesnės apkrovos. Na ir Marshall sistema, kuri skirta ypač intensyviom zonom, tai yra ligoninės, traukinių stotis, prekybos centrai. Ir skirtumai, kuo skiriasi tos sistemos, kodėl viena ar kita tinkama konkrečiais atvejais. Tai Diplomat sistema, jinai, kadangi skirta atlaikyti mažesnės apkrovas, aišku, yra panaudojami plonesni profiliai, jie nėra vientisi. Na, o tuo tarpu Marshall sistema yra naudojamas stambesnis profilis, jis yra vientisas ir vienas niuansas, kadangi intensyviai naudojamas įėjimuose dar atsiranda ir ratukai. Tai tam, kad išvengti atlaikytų apkrovas, būtent visų ratinių transporto priemonių, tai kampai yra nuožulnūs. Tai va, ir aišku, pati sistema, tai jinai gali būti iš įvairių modulių taikoma arba gali būti jie kombinuoti, tam, kad padidinti efektyvumą pačios sistemos. Va, ir pati eksploatacija, tai sistema veikia taip. Natūraliai einant, nuo bato atsiskiria purvas, jisai susirenka tarpuose tarp profilių, na ir vėliau, kada reikia sistemą išvalyti, tai yra lengvai padaroma, grotelės yra suskomos į ruloną ir tokiu būdu ta erdvė, kur susirenka purvas, yra išvaloma. Taip. Keli pritaikymo pavyzdžiai, kaip buvo sumontuoti ties įėjimais, tai šią nuotrauką norėjau parodyti tokią situaciją, nežinau tik ar gerai matosi projektorėje. Dažniausiai turbūt įsivaizduojama, kad pro įėjimą įeinama tiesiai. Bet šiuo konkrečiu atveju taip įvyko, kad
būtent tose vietose kraštuose nuo batų valymosi įrangos danga yra patamsėjus. Jis yra patamsėjus dėl to, kad pagrindiniai pėsčiųjų srautai ateina iš šono, nėra tiesiai einama. Tai šitoje vietoje būtų puikus pritaikymo būdas mūsų metalinių grotelių, kur, kaip ir minėjau, kad jos tinkamos nesvarbu, kurią kryptimį jie ateinant į pastatą. Jos ir bus ir veiksmingos, tuo pačiu neslidžios. Tai va, kitas pritaikymo pavyzdys tai yra gumos ir šepečio grotelės. Tai yra verslo centras Vilniuje, prie kelių jo įėjimų yra sumontuotos tos pačios grotelės, kad išlaikyti vientisą vaizdą. Tai va, puikus sprendimas lauke, kuris pašalina stambų į purvą ir neleidžia didžiojo dalies įnešti į pastatą. Tai va, modulinės sistemos pavyzdys, tai yra kuomet iš kelių modulių sudaryta sistema ties įėjimu, tai yra pirminiam batų valymui panaudoto kasetinio šepečio tipo grotelės. Na ir toliau ties kitomis įėjimo durimis yra dar sumontuota veltinio grotelės, tam, kad pašalinti likusi smulkų purvą. Na, ir tuo pačiu neįnešti į pastatą. Tai va, taip pat sprendimai gali būti pritaikyti daugiabučiams. Tai konkretus pavyzdys Vilniuje, daugiabučių kompleksas, grotelės yra sumontuotos visame įėjimo perimetre. Tai vėlgi, pliusas tokio sprendimo yra tai, kad gyvenantys žmonės šitam pastate nėra priversti sustoti vienoj vietoj, ten nusivalyti batų ir įeiti toliau į patalpas. Tai va, viskas įvyksta natūraliai, einant pro įėjimą. Na ir kitas šios sprendimo pliusas yra tai, kad neįgaliojo vežimėlio rato apsisukimo ilgis yra apie 1,9 metro. Tai tokiuose įėjimuose, pravažiavus, ratas yra pilnai nuvalomas ir tokiu būdu purvas neįnešamas į kitas pastato patalpas. Taip, ir antra dalis galbūt architektams daugiau įdomesnė, tai yra noras parodyti, kaip kai kurie mūsų gaminiai atrodo miesto erdvėse ir kokias problemas sprendžia, ir kaip vizualiai tas gali būti atrodyti. Tai yra pirmas pavyzdys Mo muziejus, tai erdvė laisvalaikio daugiau, kaip suprantu, vyroja visur kietos dangos. Ir aišku, atsiranda poreikis tokiose vietose surinkti lietaus vandenį, tam, kad būtų apsaugojami pastato keli įėjimai. Tai šitoj vietoje architekto noras buvo, kad sistema ne tik veiksmingai veiktų, bet ir būtų vizualiai neišsiskirianti iš bendro vaizdo. Tai čia yra sumontuoti latakai lietaus vandeniui surinkti ir buvo panaudotos nerūdijančio plieno grotelės. Čia iš arčiau galima pamatyti, kaip jos atrodo. Tinklelio tipo ir tos pačios grotelės buvo taip pat panaudotos aplink pastatą, surinkti lietaus vandenį nuo fasadų. Tai va, kitas sprendimas, irgi verslo centras, poreikis buvo surinkti lietaus vandenį nuo fasado. Čia buvo panaudoti dvigubo plyšio dangčiai. Noras buvo vėl, kad sistema vizualiai kuo mažiau matytųsi. Čia truputį iš arčiau vaizdas, kaip atrodo tas dvigubas plyšys. Na ir kaip viskas atrodo iš toliau. Tai bendrai visas latako, visa sistema yra čia, kur plyšiniai dangčiai išnyksta, vizualiai nėra matomi, ir aišku, visas dėmesys atitenka pastato architektūrai. Taip, dar vienas variantas, čia atvirkščiai buvo norima, kad sistema jinai kažkuo išsiskirtų bendroje erdvėje. Tai buvo panaudotos kietinės grotelės. Kitas variantas vėlgi, Kaunas, Laisvės alėja, kam yra tekę vaikščiot, gal ir matėte sistemą, bet jos vėlgi buvo esmė, kad kuo mažiau matytųsi. Tai lietaus vandens surinkimas yra čia, viengubo plyšio dangčiais vyksta.
Tai vėlgi buvo noras, kad kuo mažiau matytųsi. Taip, čia toks klausimas jums, kurie priimate sprendimus, kurią pusę pasirinktumėt. Tai yra ketiniai šulinių dangčiai, kurie nėra išvaizdus. Tai šioj vietoj turime analogą iš savo pusės, tai yra apžiūros liukas, kurio viduje yra montuojama danga. Tam, kad vėl pats sprendimas jisai vizualiai kuo mažiau išsiskirtų bendram teritorijos vaizde. Kita vieta, tai yra vėlgi Laisvės alėja, vėl tas pats noras, kad sistema jinai kuo mažiau vizualiai matytųsi. Tai specialiai šiam projektui buvo pagaminti rombo formos apžiūros liukai, tam, kad jie būtų pilnai pritaikyti numatytai dangai, ir tiesiog, kad bendrame vaizde jie neišsiskirtų. Kitas pritaikymo būdas apžiūros liuko, tai galima taikyti ne tik standartinėse kietose dangose. Čia buvo privataus namo kiemas, užsakovo kieme buvo keletas šulinių, kurių vėlgi nenorėjo tvarkantis kiemą, kad šulinių dangčiai išsiskirtų, matytųsi. Tai šioje vietoje vėlgi buvo panaudotas apžiūros liukas, kurio viduje yra įdiegtos netgi kelios skirtingos dangos. Taip bendram vaizde netaip yra vizualiai matomas jisai. Kitas objektas Vilniuje, tai šiame objekte rekreacinis parkas, laisvalaikio zona, buvo nemažas poreikis liukų ir čia atvirkščiai architektas nusprendė, kad tuos liukus galima panaudoti kaip tam tikrą dizaino elementą. Tai šį čia visur, kur yra spalvoti kvadratai, tai būtent yra sumontuoti mūsų liukai, ir tuo pačiu prideda kažkokį akcentą pačiai teritorijai. Taip, ir labai trumpai dar apie sprendimus viešom erdvėm, tai yra konkrečiai medžio apsauginės grotelės, tai vėlgi, kuomet yra planuojamos viešos erdvės, kur dažniausiai vyrauja kietos dangos, tai ir atsiranda poreikis medžiams, tai norima juos apsaugoti. Tam, kad vis tiek medžiui yra reikalingas plotas, per kurį jisai gautų drėgmę, vandenį, taip pat deguonį, tai turime savo sortimente ir kietinės apsaugas, tam, kad šie medžiai galėtų ilgai džiuginti miesto gyventojus ir svečius. Tai tiek apie mūsų produkciją, apie mūsų gaminius. Tai tikiuosi, kad kažką išgirdote, pamatėte, kas būtų aktualu jūsų veikloje. Ir jeigu atsirastų poreikis, tai kviečiame susisiekti su mumis.